Sveiki ir softeriai, ir paprasti mirtingieji. Tai šiandieną susirinkom pasižiūrėti, kiek kainuoja žaisti Airsoftą. Tai pasižiūrėsim, kiek kainuoja mano geras Airsoftui žaisti ir kiek kainuoja kolegos Airsoftui geras žaisti. Tai kolega važiuoja. Kiek padarysim tokį ekonominį buildą ar ne, kiek kainuotų žaisti, papasakosim. Ir kitas variantas bus, kiek high-end buildas ar ne kainuotų žaisti Airsoftą. Ir tada dar, jeigu liks laiko, trumpai pakomentuosiu, papasakosiu apie savo kameras, kokias kameras naudoju, kaip filmuoju video medžiagą, ką darau. Tai žiūrėjom. Tikiuosi, mano žmona šito video nežiūri, nes iš tiesų gali labai prastai baigtis. Ir galvoju, bus trumpas video, bet matau, kad čia važiuojam, ar ne? Tai gerai, pirmas svarbiausias dalykas, į ką reikėtų gal skirti daugiausia dėmesio investuoti, tai į akių apsaugą, ar ne? Tai turim tokius paprastus akinukus, kurie kainuoja gal 10-20 euriukų max. Jie apsaugo nuo šadų, bet dažnai susidursiu su problema su rasojimu. Išsigelbėjimui nuo rasojimo yra priešo akinukai, ar ne? Daug kas šneka čia tinklelio formos, ar ne tokia, tai kaip matot irgi yra toksai tinklelis. Galit pasižiūrėti, matot per jį mane, ar ne, toks šiek tiek tamsintas vaizdas, tai lygiai tą patį ir aš matau dėvėdamas. Tai tokie akinukai gali irgi svyruoti kainos nuo 20 iki 80 eurų ir galbūt dar daugiau. Tai problema gal su šitais akinukais gerai tikrai, kad nerasoja, gal šiek tiek pritamsina vaizdą, bet gali šatukas suskilti ar ne, patekti į akį, bet kiek teko girdėti hebra per 10 metų istoriją, kur ten UK visi beveik žaidžia giliai, tai sakė, niekad nėra buvę, bet niekada negali žinoti. Na ir dar vienas variantas, kurį aš naudojau ilgą laiką, tai yra anti-fog unitas, ar ne, tai yra toksai dačikas, kuris įsijungiam ar ne jį ir jisai pučia orą, jis pakraunamas yra, pučia orą į akinius, užsidedam šitą šlangutę ant akinių ar ne, ir jis tiesiogiai pučia į akinius non-stop orą ir tada šitie akinukai jau nerasoja. Tai labai irgi geras sprendimas, šito daikto kaina gali, man atrodo, kainuoti apie 80-90 eurų, nuobričių yra pirkti. Vienas dalykas, į ką investuočiau, tai tikrai į akinius. Yra tikrai gerų akinių, kurie ale nerasoja ar ne, kiek tas ale tai sunku pasakyti, bet galbūt akinių pirmoje vietoje nepirkčiau už 10 eurų ar ne, gal tikrai investuočiau daugiausia pinigų į šitą dalį, bet jeigu tik pradedat žaisti Airsoftą, tai pirmas dalykas, ką galit visada daryti, tai nepirkti ar ne brangių akinių, testuotis, kas patinka, kas ne, tiesiog išsinuomot ar ne, nueinat ant nuomos, 25 euriukai galima per skelbimą, mačiau netgi susiras gerų variantų. Tas dalykas, ką aš nusipirkau, tai va šitą įrangą, tai nusipirkau, matom čia lenkišką prangytę, ar ne, su alkūnių, su kelienų apsaugom, kas yra faina. Labai rekomenduočiau irgi aprangą žiūrėti su apsaugom, nes ne kiek apsaugo, bet kiek malonu atsigult, kažkur atsiremėt, ar ne, minkštą, ant kelių klūpit, patogu, taikotis kažkur su ginklu, ar ne, tam pasiėmęs ginklą, kažkur įsirėmęs alkūnytę, patogu, malonu, faina. Tai aš už šitą aprangą pirkau Gariūnuose sugebėjau rasti, tai pačią aprangą nupirkau, kerzus paėmiau tokį mažiuką kepuriuką, pošalmį tokį vadinkim ar ne, pirštinės ir už viską sumokėjau 100 eurų. Nu, tai skaičiu tikrai neblogas variantas, tą patį galite ir skelbėlte ieškoti, ką tikrai daryčiau. Tai pirmoje vietoje visi, kurie tik pradeda žaisti Airsoftą, tikrai labai rekomenduoju panaršyti skelbimus, ar ne, neskubėti visko susipirkti, pirmą gal pažaiskit ant nuomos, pasibandykit, pasitestuokit, pažiūrėkit ar patinka, pasimot kažkokį skelbimų variantą, idealiausiu atveju, kur bičas kažkoks parduoda, kad ir stokinį ginklą, ar ne, turim kažkokį vat AKM parduoda, kartu duoda tenais šalmą savo, kurį naudojo, galbūt taktinė liemenė kažkokia, na ir pirštinės galbūt ir akinius, ar ne, jau apsimoka pasim tokį variantą, ten kažkokius treningus, gasus juodus kažkokius gali treningiukus užsidėti, paskui jau kamufliažą kažkokį nusipirkti, investuoti ar ne pinigų, tai stenkitės, geriausias patarimas, stenkitės kuo mažiau investuoti. Tai pirmi dalykai, kas svarbiausia reikia norint žaisti Airsoftą, tai yra, kaip ir minėjau, akiniai, oranžinį liemenį, plus tada taktinį liemenį, kur reikėtų ar ne susidėti visą įrangą ir tada jau ginklas ar ne, sakykim, su šatais ir visko. Tai irgi neskubėkit per ginklų, tai yra visi prisižiūrė, patronai ką naudoja, čia turiu va MTV DMR, kurio kaina gali siekti pliko nuo stokinio nuo 1100 eurų ir turim kažkokį galbūt AKM, kurio kaina gali siekti
porą šimtų ar ne, gal net ir pigiau galima rasti per skelbimus. Tai tikrai pradėti siūlyčiau nuo paprasto automato ar ne, pabandyti pažaisti, nes greičiausiai bet kuriuo atveju norėsit pakeisti ginklą. O investuoti iš karto 1000 eurų į hobį, kurį dar normaliai nežaidžiat ar ne, nei metų laiko, tikrai nerekomenduočiau. Mano buvo problema, nusipirkau akinukus vienus, rasoja, tada nusipirkau kitus nerasojančius, vis tiek rasoja, tada pirkau fog unitą, tas fog unitas labai trukdė man taikytis prie skopo, tada nusipirkau mešus ir galų gale aš jau nusipirkęs esu 5 gal akinius, ar ne? Tai tikrai neverta, nes galų gale vietoj gerų akinių, ar ne, tu išleidi ten 10 eurų, 50, 80 ir taip toliau. Tai ginklą pradžiai tikrai rekomenduočiau pasimti kažkokį tokį AKM, turim draugo AKM, patogus, nėra nei skopo, nei saito, ar ne, nei su kuo taikytis, nieko baisaus, visiškai, turit porą ekstra dėtuvių, pilnai užtenka, pasima tokį AKM, ar gal ne tokį ekonomiškesnį variantą, jau su gripu ar ne kažkokiu, jau smagiai galit lėkti, šaudytis ar ne ir jau enjoyint žaidimų. Tai už tokį AKM, net ne per skelbimus, už naują gali drąsiai sumokėti nuo 100 PM iki 200 eurų ir pilnai užtenka kol kas tokiniu jo žaisti, ar ne. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra racija. Ar ne, tai niekas nekalba, niekas nešneka, bet iš tiesų, hebra, žinokit, atsibodot visi, kurie žaidžiat be racijų, nes ta prasme, atvarai žaidimą, padaro grupę, mūsų 8, važiuojam 2 su racijų. Ta prasme, mes išsibarstom, mūsų misija yra viena, darom tą misiją ir galų gale kas kaip nori, kas ką nori, tas ką daro, ten šaudosi, gaudosi, nieks tos misijos nedaro. Tai tikrai annoying, tai tikrai racija va tokia racija, AliExpress'e tėvu 20 eurų. Hebra, nu ta prasme, dvacokas, nu 2 kebabai ar ne, nu 3 gal kebabiukai. Su šeimai pavalgyt nenuvaryt sykį, turit raciją 5 metų. Ta prasme, iš kiniečių puikiai su 2 ryšių kanalais, vieną su vadu, vieną su savo hebra ir važiuoja. Nu, geriau ir būt negali. Aš manau, pilnai galima skelbiu LT susiras kažkokį gerą variantą už 300 iki 400 eurų. Ginklas, liemenės, kažkokia galbūt net apranga jūsų dydžio tinkanti. Tikrai galima sumedžioti tokių variantų ir pats nekartą mačiau ir draugams siūliau, nebėgant iš naujų, neperkant iš šopų, nes tikrai nedarykit klaidos, ką aš dariau, nes aš nubėgau į vieną lietuvišką parduotuvę, nusipirkau liemenę, šalmą, čia duokit man ginklą davė, man skaupų reikia, dėtuvių, pakrovėjai, visokios smulkmenos ir galų gale atsistoja man 700-800 eurų lygioj vietoj, kur net nėra high-endinis ginklas ar ne, kur ten už ginklą jau gerą gali tokius pinigus išleisti, o aš techniškai nieko per daug nenupirkau. Tai pavyzdys ar ne, labai gražus SSG-10 sniperis iš Novričiaus, stokinis kainuoja apie 300 ar ne, su visais upgrade'ais šitas ginklas gali kainuoti 600-700 eurų. Tai skaupas 100 ar ne, silenceris gali kainuoti nuo 20 eurų iki galbūt netgi 100 eurų, viduriai, griaučiai ar ne, visi kiti dalykai, papildomos dėtuvės ir kitka, tai tikrai susideda ta suma, tuo labiau jeigu turim elektrinį ginklą, dar baterijų krovikliai, dar atsarginis baterijos, dar baterijų maišeliai kažkokie, kad nesprogtų ar ne ir visa kita. Nu tikrai tos sumos hebra susideda, tai stenkitės kuo mažiau investuoti, pirkit iš skelbimų kažkokius naudotus ar ne daiktus pirmiem kartam. Kaip man gerą patarimą davė hebra, kurie žaidžia jau daugiau nei 5 metus, nes aš tik žaidžiu 2 metai, aš tikrai nesivadovaukit visko, ko aš sakau. Tai yra tik mano asmeninė nuomonė ir jei jūs manot kitaip, aš mielai priimsiu tą nuomonę ir galim padiskutuoti. Bet pirmais metais stenkitės kuo mažiau investuoti, ar ne? Pasimėt bazę, tai yra akinukai, kažkokios veido burnos apsaugos, ar ne? Pasimėt kažkokią liemenę, kad susidėt viską, ginklas, racija, liemenė, ir šatai ir važiuoja. Ar ne, mėgaujatės jau žaidimų ir atžaiskit tuos metus su kuo minimalesnėm investicijom. Kalbant apie sniperius, tai kaip ir minėjau, labai hebra nori žaisti gilį sniperį ar ne. Tai atrodo faina, atrodo smagu, bet dėja, žinokit, nei velnio nepatogu. Tai yra atrodo faina, gilį žaisti smagu, bet žinokit, ribotas, žiauriai visionas. Jei pamatysit, mano akių linija yra labai maža ir kai pasimu aš kažkokį snaiperioką, ar ne, su tais akinukais, tikrai labai sunku nusitaikyti. Taip pat snaiperį dar reikia užmokint, ar ne, užtraukti, tai tikrai iššauni vieną šatą, kol iššauni kitą, praeina nemažai laiko ir tikrai sunku yra nušauti. Tuo labiau, kad jūs nenorėsit investuoti galbūt didelių pinigų, nusipirksit kažkokį kinietišką gilį, ar galbūt kad ir Novričiaus, jisai bazinis, jis tikrai taip neatrodo kaip dabartinis mano.
Tai kainuos ten 100 eurų paprastas giliukas ar ne, ten pasimsit prastesnį skaupą, pasimsit tą galbūt autofebox sniperį, kuris nebus toks geras ir nepateisins su lūkesčių, nes nušaus tą patį beveik ką tie oriniai automatai arba du elektriniai geri automatai šaudo, ar nebus atstumas beveik identiškas, ką jūs nušaunat, ir jūs tik tais, kad turit užtaisyti po vieną šatą, iššovėt šatą, bičas tiesiog išgirdo, kad šatą šalia, nuėjo, nubėgo ir jūs palikot ir jūs keiksti žaisdami tuos snaiperius. Tai snaiperiai tikrai yra rolė labai sunki, dėl to aš pats nežaidžiu snaiperių, žaidžiu DMR, bet irgi DMR yra brangi, irgi nėra labai lengva rolė. Bet kalbant apie gilius ar ne, nes visi klausia, kiek kas kainuoja, tai dabar kalbant apie mano gilį ar ne, tai mano pats gilis man pasisekė, aš jį nupirkau ne iš skelbimų, bet iš draugų, Nobričiaus ar ne, nupirkau patį gilį už 100 euriukų, ar ne, tai už 100 eurų gavau viršų ir kojas, ar ne, galima sakyti, pačio viršaus negavau. Tai dasidėjau papildomai lapus, tada pirkausi anti-fog unitą, kur rodžiau, ar ne, kad nerasotų, nes kai esi gilį, yra žiauriai, nesveikai karšta chebra, dar tu rūbais papačia, viskas kaip kokiam geram šiltnamį, tai ir akinių rasojimas buvo labai didžiulė problema. Tai pradžiai dariau antifogą, paskui pirkausi va tokius mešinius akinukus, tai papildomi lapai tiesiog ant pačio gilio ir antifog unitas man kainavo dar 150. Tada reikėjo dar liemenis, ar ne, nes paprastos liemenis jau neužsidėsi, nes jinai labai švies ant to gilio, reikia jinai speciali, mažesnė ant petnešėlių, ar ne, kur mažiau visko dengia, tada dar papildomi lapai ant jos, paučai visokie, tai vien ta liemenė su visais paučiais, DMR-ui, apkabom susidėjo, dėtuvėm tiksliau, kainavo dar 254 eurus. Negana to, pirkausi šitos akinius kamų, kaip ir minėjau, man jie kainavo susiuntimų šiam 9 euriukai. Taip pat pirkausi dar žinoma botus ten ir kitas smulkmenas, bet jau čiki smulkmenų neįkim. Tai man tiesiog paprastas gilis, va šitas, kurį matot, su visais upgrade'ais, su visko, su paučiais, su liemenim kainavo grubiai apie 570 eurų. Ir jūs pasiruošę investuoti tiesiog į gilį 570 eurų, negana to, jį dar reikėjo daryti gerą savaitę, ar ne? Savaitę laiko, knistis lapelius sukiot, daryti ir tikrai yra reikalų ir ganėtinai sudėtinga ir nesveikai karšta, nesveikai nepatogu. Tai tikrai neskubėkit ant tų gilių visi pirktis ar ne už 100 euriukų ir galvot, kad būsiu čia nematomas. Tai iš tiesų nėra, net mano gilis yra skirtas labiau tik tais vasarai arba labiau rudeniui. Kaip sakoma, dar gamta nesužydėjus, dar viskas pilkšma, pas mane gilis žoskai žalias ir iš karto aš labai matausi ir šviečiu. Reikėtų net turėti 4 gilius žiemai, rudeniui, pavasariui, vasarai. Tikrai nemažai pinigų, tai tikrai labai nerekomenduoju. Tai kalbant apie mano įrangą, tai turim tokį DMR, kuris yra varomas oru. Tai čia nusėma oro balionas, ar ne, pasipučia oras ir tada jisai paduoda galią ir jau oro, kaip sakoma, mes šaudom, ar ne. Tai šitas gražus žaislas, kuris atrodo iš pažiūros fainas, yra žiauriai brangus. Jis vadinasi MTV 300-800 Unleashed, ar ne. Tai iš tiesų nemažai kainavo, pats ginklas tik tais su trigeriu, hopo gumytė, ar ne, man kainavo 1150 eurų. Tai pats ginklas iš esmės autofebox yra nemažas ar ne dalykas, tada papildomai 2 reikėjo dėtuvės pasimdama erinės ar ne, tai vienos dėtuvės kaina 25 eurai. Kadangi dar nebuvo iš kur pirkti, dar shippingas 25 tiek pat kainavo, nu žodžiu. Tikrai pinigų gavos, tada skaupą pasimiau už 110 eurų su visais laikikliais. Silenceris kol kas uždėtas yra pas mane iš Nobričiaus, bet aš kitą užsisakęs esu. Tiksliai pavadinimo dabar nepasakysiu, iki smulkmenų nesivažiuosim hebra, nes tikrai užtruksim labai ilgai. Tai kojelis kažkur grubiai 30 eurų su centais kainavo, vamzdžio ilginimas man kainavo 127 eurai, prieiti patį vamzdį ar ne, nes dabar pagal naujus įstatymus, tai nuo, man atrodo, berods vasaros jau reikia, vamzdis turi būti bent jau, man atrodo, jei nemeluoju 18 inč, tai tikrai nemažai, tada hopas dar keitėsi ir viso, šitas man gražuolis, kuris atrodo iš pažiūros fainas ir smagiai tyliai šaudantis ar ne orinis ginklas, kainavo 1740 eurų. Grubiai, ar ne, čia plius minus su paklaidom. Tai šitas ginklas šaudyti galima tik tais nuo 20 metrų, tai arčiau man reikėjo irgi ginklo labai nuostabaus, tai pasimiau APA pistoletą, kurį upgrade'inau, jis turi semi-single fire ir full auto fire, ar ne, tai toksai ir vidutiniam range'ui, ar ne, sakykim, 20 metrų atstumai ir iš arti, ar ne, šaudyti reikėjo gero pistoleto, nes turėjau orinį, tiksliau dujinį pistoletą, kuris mane labai dažnai nuvylė, tai norėjau oro, tai šitas pistoletas APA, ar ne, pats paprastai kainuoja labai nebrangiai, tik 100 euriukų, ar ne, už 100 eurų ten plus dėtuvę galima tikrai pasimti.
bet aš norėjau pradžiai vidus keisti, ar ne, nes norėjau, kad būtų fast triggeris, patogus man smooth šaudytų, tai man kolega padėjo, surinko, tai patį vidų, vidinės dalys man kainavo grubiai 505 eurus, ar ne, tai visas upgrade'as, kad jisai dar sklandžiai šaudytų ir būtų perdarytas iš dujų į orą, tada supratau, kad noriu ir padėjo tenais, pats pistoletas iš esmės man stokinis nebuvo labai gražus, norėjau šiek tiek pakeisti slaidą, tą vadinamą va šitą viršutinę dalelę, ar ne, kuri slaidina, tai jos keitimo norėjau, tada dar norėjau prispaudėjų, ten kitų dalykų, tada dar papildomai 2 dėtuvės, ar ne, ir atsistojo bendroji sumoj man 815 eurų, tai sakyčiau, kaip iš pistoletą labai daug, ar ne, bet iš karto paskau tai yra high-end pistoletas, ar ne, tai yra, sakykime, ne pats geriausias, galima ten faktas gal net kosmiškesnėm detalėm surinkti, techniškai nebėra prasmės, ar ne. Tai va, tai toksai high-end buildas pas mane, tai bendroji sumoji mes turim, sekundėlę skaičiuojam, 815 už apą, tada MTV Unleashed, ar ne, DMR-as, 1740 grubiai, na ir plus mano gilis siūtas, kurį pagrindė naudoju, tai gavosi, kaip ir kalbėjom, 500 kažkur grubiai 70 eurų, bet čia be visų smulkmenų, be nieko, ar ne, be ten visų batų, kamufliažų, viską, ką aš kitką esu susipirkęs, tai jau čia gaunasi 3125 eurai. Tai hebra, dideli pinigai, dar nekalbu, kad tenais kitiem dalykam daug ką išleidau, akinius pirkau ten vieną paskui kitą ir kitus dalykus, ar ne, tai suma nemaža gaunasi ir tikrai nerekomenduoju pradėti tiek investuoti. Tikiuosi, mano žmona šito video nežiūri, nes iš tiesų gali labai prastai baigtis. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad užsukot, būtinai subscribinkit mano YouTube kanalą ir see you later.